O dabar stiklinis elektrinis troleibusas klaipėdiečių dizainerių pokštas. Įdomiai sudarytas. O kiek jų bus? Kol kas tik vienas ir vienintelis. O ar įsivaizduojate miesto gatvėmis judantį akvariumą, kuris naktį virsta šviečiančių meno kūriniu? Ne, gyvenime nemačiau, pragyvenau gyvenime 85 metų, bet dar nemačiau. Šiaip tai įdomu, kad čia yra intriguojantis dalykas, naujovė, visiškai ar ne mūsų akims. Kadangi aš esu inžinierius, mechanikas ir automobilistas tuo pačiu, tai man patinka. Kas čia bus pirmas įspūdis tikriausiai buvo, o kitas tai mažai vietų pasirodė, dėl to darėm totalizatorių. Jis permatomas todėl, kad, kaip sakė, kad žmonės važiuodami viešuoju transportu matytų, dangų matytų, gražius vaizdus. Tai yra tam tikras pasitenkinimas viešuoju transportu. Troleibusas akvariumas, o galbūt ir bičių avilys. Be savo ūsų keleivius jis gali nuvežti net 20 km, o jeigu šoksite viduje, važiuosite nemokamai. Troleibuso dizaineris savo kūrinį pavadino Dancer, šokėjų. Čia yra gana industrinis daiktas ir plačiai naudojamas, bet naudojamas daugiausiai kosmoso pramoniai. Tai va satelitai yra būtent tai padaryti, sraigtasparnių mentis, lėktuvai kai kurie. Be triukšmo riedanti transporto priemonė. Todėl norint, kad keleiviai arba praeiviai jį girdėtų, reikės specialiai kažkokį imituoti garsą. Galėtum lengviau tvarkyti miesto maršrutus, kad galėtų troleibusas, jei baigėsi laidai, galėtum laisvai pasiųsti dar toliau autobusą ir jisai galėtų grįžti atgal. Nereikia tiesti linijų. Linijos troleibusų tai nėra miesto puošmena. Organinis troleibusas iš organinio stiklo atrodo baisiai. Primena žvaigždžių karų transporto priemonę. Ne man spręst, man tai atrodo, ką žinau, gal čia yra gražus, gal ten dar kažkokia koncepcija, aš jos kadangi nežinau, tai atrodo. Greičiausiai šią transporto priemonę labiau išbandyti norės aštresnių pojūčių mėgėjai, o laukiantiems stotelėje bent jau pakels nuotaiką.